can't help the fact that everyone can see these scars. What I want you to want, what I want you to feel. But it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. Ar pasikeitė kas nors jūsų komandoje, pelnęs kelias pergalės iš eilės? Pasikeitė nuotaika, darbas ir sunkiai dirbt pradėjom ir geriau dirbt pradėjom. Šį savaitgalį paskutinės reguliariojo sezono rungtynės. Ką manai apie jas? Net nežinau, paskutinės varžybos, manau, turim laimėti jas ir likti treti. O bus kažkokios įtakos, nes jūs jau esate treti? Tai nebus tiesiog. Turim pabaigti sezoną iki galo ir laimėti jas paskutinės. Tavo nuomonė, kas iš varžovų padarys daugiausiai problemų? Nežinau, bet greičiausiai, kad Gediminas Barysas, nes, kiek žinau, tai iš komandos iškrito pagrindinis žaidėjas Žygimantas Bikėnas. Tai manau, kad Gediminas. Ir visgi Varėna tavo miestas, tavo bus komanda, kaip jauties žaisdamas prieš ją? Pirmas varžybos buvo sunkis, buvau nepasiruošęs psichologiškai, o šeštadienį, manau, gal pasikeis viskas. Šį savaitgalį paskutinės reguliariojo sezono rungtynės. Ką manai apie jas? Manau, kad tai svarbios rungtynės. Kadangi jos paskutinės prieš atkrintamąsias rungtynės, tai turim gerai sužaisti. O bus kažkokios tai įtakos, nes juk žinot, kad treti esat. Tikslai kažkokie tai pasikeis, ar ne? Ne, manau, kad pasikeis tiesiog turim laimėti. Pademonstruoti kuo geresnį žaidimą. Kaip manai, kas iš varžovų daugiausiai turėtų pridaryti problemų? Tokia kiekvieną žaidėją negalėčiau skirti. Manau, visi vienas žaidėjai yra apylygus. O šiaip kaip jaučiasi komanda po kelių pergalių iš eilės? Nuotaikos? Nuotaikos yra geros, darbingos. Stengiamės.